Sveiki, dabar parodysiu, ką mes turime šioje dėžėje, iš ko susideda LEDpot SS Pro daigykla, išmanioji daigykla. Taip, turime instrukciją. Čia bus šviesa. Čia pagrindas su šildymu ir valdymu. Čia padėklas vandeniui, čia auginimui. Galėsime iš karto auginti 40 daigų. Tikrai daug. Taip. Ką turime čia? Dar žinokit, nežinau. Išpakuosim, tai pažiūrėsim. Maitinimo laidas. Ir jau galime surinkti. Čia turime štai tokį lizdą. Jis iš karto su USB jungtimi yra. Taip. Ir galime iš karto dėti šviesą. Klik. Štai, prašom. Taip. Čia turime šiltnamiuką su vėdinimu. Šviestuvą galime štai taip atlenkti ir taip pat galime pakelti arba nuleisti. Taip. Taip. Ir taip. Jungiam. Laidas tikrai yra pakankamai ilgas. Maitinimo laidą jungiam čia. Girdėjote jau garsą. O čia jungiam šį laidą, kuris yra komplekte. O šis laidukas čia yra gale daviklis, kurį jungiam šioje vietoje. Prakišam čia. Čia įstatom į substratą ir galėsime programėlėje kontroliuoti netgi ir maisto medžiagų kiekį substrate. Lyg ir viskas yra surinkta. O kągi aš turiu šioje pakuotėje. Man labai smalsu. Aha, štai ką mes čia turime. Ir čia žiūrėkite, mes iš karto turime dovanėlę nuo gamintojų. Pirmai partijai, startui, mes turime iš karto 40 štai tokių durpių tablečių, pagalvėlių, nežinau net kaip pavadinti, kad iš karto galėtume kažką pasėti. Puiku. Ir dabar jau galime pačiupinėti valdymą. Wow. Jungiam maitinimą ir iš karto viską matome. Čia yra valdymo monitorius ir galime valdyti pilnai daigyklą tiesiog čia. Tačiau telefonu tą daryti bus patogiau. Ir dabar žiūrėkite, aš daigyklą galiu valdyti tiesiog iš telefono. Jungti ją, valdyti apšvietimą. Daugiau, mažiau, išjungti, galiu valdyti šildymą, daugiau, mažiau, galiu rasti automatinės programas, daug automatinių programų, kurios skirtos tam tikroms kultūroms.
pasirinkti jau paruoštą visiškai programą ir ją įjungti. Štai toks įdomus įrenginys. Tikiuosi, jums tikrai bus naudingas. Aš jau nekantrauju kažką pasėti, eksperimentuoti ir turėti rezultatus.